Vejos robotai Segway, jų kainos, garantijos ir esminiai techniniai skirtumai, o gale video ir nuolaidos kodukai šiems robotams. Tai visų pirma yra dvi serijos, tai yra I serijos robotai ir H serijos robotai. H serijos robotai atsirado rinkoje pirmieji, vėliau išėjo versija I. I serija skirta mažesniam teritorijom prižiūrėti. 5 ir 8 arų versijos. H serijos robotų yra iki 30 arų apimties, prieš mūsų yra 15 arų versija. Techninis skirtumas tarp šių versijų tikrai yra. Visų pirma, H serija yra tikrai sunkesnis, didesnis robotas. Jis turi 2 elektros variklius, kiekvienam ratui po vieną. Tuo tarpu I serijos robotas turi vieną elektros variklį skirtą abiems ratams. Varomo šis yra priekinė, varomo šis yra galinė. Dekos dydis iš principo tas pats, dekos aukštis reguliuojasi elektroniškai per lietuvišką programėlę, tiesiog galim pasikeisti, kokiam aukštį bus pjaunama žolė, o čia mes tai padarysime mechaniniu būdu. I serijos robotai tarpusavyje turi 2 skirtumus. Tai garantija ir akumuliatorius. Visa kita pas juos yra tas pats, išskyrus spalvą. Pas 5 arų apimties robotą stovi 2,5 Ah talpos baterija, čia stovi 8 arų 5 Ah talpos baterija. Garantija 5 arų suteikiama 2 metams robotui ir 2 metams akumuliatoriui. 8 arų robotui suteikiama yra 3 metų garantija pačiam robotui ir 2 metai suteikiama yra akumuliatoriui. H serijos robotas turi 3 metai garantiją pačiam robotukui ir 2 metų garantiją akumuliatoriui. Kalbu apie 15 arų apimties robotus. Tiek H serija turi kamerą, kuri yra komplektuojama papildomai, pas mus jau bus su kamera, o I serija visada turi kamerą, jos net nuimti neįmanoma. Dabar apie kainas. 5 arų robotas kainuoja 1039 eurus su PVM. 2 parų nuolaidos kodas Segway 40. Suteiks 40 eurų nuolaidą mūsų puslapyje gpsmeistras.lt. Segway 58 arų robotui, jis įprastai kainuoja 1349 eurų su PVM, o 15 arų apimties robotas su vaizdo kamera iš karto kainuoja 2099 eurus ir Segway 60 kodukas suteiks 60 eurų nuolaidą. Taip kad patartume nedelst, nes juos aktyviai perka ir aš manau, kad pavasario eigoje jų įsigyti jau bus labai sunku, nes tirpsta jų papildymas labai greitai, o papildymai yra riboti. Jei kas mano, kad juos drąsiai įsigys vasarą, aš manau kitaip. Jau pavasario antroje pusėje tikėtina, kad daug ko neturėsime nei mes, nei kiti. Jeigu turi dar klausimų, mielai atsakysime.